Regresinis vakaras. O tema bus skausmas. Apie skausmą. Gerą. Nu ir nėra. Žiūrėsim, kokia čia informacija. Taip, skausmas. Skausmas yra visus mumis. Nepaisant to, kokie mes esam. Visi atrodo savi nešiojame skausmą. Labai reta kažkas yra toks, kuris vidui netur skausmą arba netgi nepažįst skausmą. Bet tokių žmonių yra, matau. Bet didžioji dalis, beveik visa žmonių masė yra persikėlę skausmą. Tiesiog atrodo, tas skausmus, taip rodo, kad žmogus lyg paliktų pėdsaką skausmą, un teik vidui pasano yra prikaupta. Pas beveik kiekvieną tas yra prikaupta skausmo, kaupima. Ir tas skausmų žmogų daro sunkiu tokiu, negatyviu, ribotu, nejaučiančiu, tokiu užblokuotu. Vat atrodo, žmogus turėtų būti kaip antena, gauti signalą ir galėti siūsti signalą, mums tur galėti jausti, toks kaip radija. O dabar, kada žmogus prisisuotint skausmą, anu neišjaut, neišleid, o tik užrakint save, uns užsiblokaun, paliek toks, kaip numona ten atsijungęs nuo realybės, pasineri savo vidinę būseną pats to nejusdams ir gyvent per labai iškreiptą prizmę. Toks žmogus, ta didžioji žmonių dalis, negal jaust savęs, negal jaust savo pašaukimų, negal jaust savo meilės, savo džiaugsmą, ramybės, balansė negal būti. Tol, kol ta kol vidinis skausmus yra bent didžiąją dalim pašalins. Aha, kažkur čia rodo, dar nesuprantu, ko tu jau sekundėje. Skausmus vidinis tas. Viduje, kurį mes nešiojamės. Jeigu žmogus per daug prikaup savie, tas skausmus prikaupts, mums gal trumpint žmogaus gyvenimą. Žmogus turintis daug skausmą savie yra neišleidontis, trumpiau gyventi, negu turėtų, negu galėtų. Žmogus daug skausmų savie turintis, man te atrodo, nemok mokytis iš klaidų. O он lip ant to patį grėblį, vėl. Taip kaip pelytė tam tekinėlė, kuri bėga. Bėg savo užburtam ratį ir kažkur pakeisti yra be galo sunku, tol kol su tau skausmu nėra pradirbama. Ton skausmą iš savęs išleisti, būna ten žodis pavojinga. Jeigu prieš tai nėra bent šiek tiek su savim pradirbama, kad būtų sukurta tokį įvardinkiam tėkmę žmoguje, per kurią ton skausmą gal išjausti, leisti nam būti, nesipriešinti ir tas skausmus pats po truputį sklaidos. Ir čia yra toks procesas, kurį gal arba sąmoningai atlikinėti. Pažengus, jau aš net noriu vėl vardinti, pažengus mano ten. Arba užsukus procesus, padirbėjus prieš tai su savim ir automatiškai, tam tikras momentas, tas skausmus periant per žmogų, pertek ir šalinas. O jeigu to skausmą, tas skausmus ypač žmoguns ir užblokauts ten, uns į vidų įtūna. Ir uns įtep kaip ugnikalnis koks. Ne visiems žmonėm tepi, bet daugam
kad gyvenant, neleidant vat sau jausti, neišleidinėjant to skausmą, uns kažkokias momentas tai gal išsiveršti, tai apkapūnikalis, kai išsiverš. Ar tai esant alkoholio, narkotikam, ar šiaip kokiam situacija sunkia, tiesiog žmogus pats nebeatlaika ir tiesiog pradeda verštis tas skausmus įvairiausiom formom, gal priklauso nuo paties žmogaus. Tai per agresiją, per pyktį, per baimę gal verštys, per norą nusižudyti, per norą konfliktuoti, į konfliktą įėjus. Ir kiekvieną gyvenimo aspektą tas skausmus gal nuodyti, teršti. Kiekvieną situaciją, tiek su žmonėm, tiek su daiktas, su darbas, yra apkrečiama tuos skausmo naštuos. Pačiam žmogau to nesuprantant, nesuvokant. Ir būti sąmoningu ir nešiotis tom skausmą, tai čia yra du nesuderinami dalykai. Ir kad iki to skausmo dasikast irgi nėra lengva, nes dažna tas skausmus būn paslėps gilę žmogui. Uns anom daro sunkiai, uns įtaka nam dar, bet kad iki to skausmo dasikast, yra reikalingi metodą. Net gyvenimą būds galbūt reikalingas, kad pakeist ar šiek tiek pakoreguoti. Nes pats žmogus, nesuprasdams, yra linkęs slėpti visko ant savie ir pasąmoninga pats bėgtis kavotis nuo to skausmo, kavoti ant skausmų savie, tam, kad ant sanų nejaustų, kad saugotų save kabutės, nors čia atvirkščiai yra. Ir tam, kad išsigryninti, išsileisti ant skausmo lauk iš savęs, reikalingi metodą ir darbą su savim. Kiekvienam žmogui gal tas tai metodą skirtis, jeigu pats tada nenori kažko individualiai daryti. Bet anksčiau ar vėliau, turint tos skausmus savį, anksčiau ar vėliau tas skausmus patį žmogų parklopda ne fizišką, bet emocišką, dvasišką, psichologišką. Ir o kaip tas atrodo, ne, kad ilgainiui, laiko bėgant, žmogus pats pavargs nuo savęs, pats pavargs nuo savo vidinį to krepšėlį sukauptą. Tas krepšėlis galbūt ne vien iš šio gyvenimo ir per gyvenimus įnešamasi tas, kas į nepaleista, neišleista, neišgyventa, neišjausta. Ir tokį žmogų anksčiau vėliau gyvenėm su to tokiu nešuliu, palauž, toks žmogus palikt, aš taip sakyčiau, atsiskyręs, mums gal ir gyventi, daugiabutė ten su kaimynus turėti, vaikščioti krauti, bet vidui mums jau yra atsiskyręs nuo žmonių, atsiskyręs pats nuo savęs, mums yra negatyvus, mums į pesimistas, mums nemato gyvenimo spalvų, mums nenori dalintis, mums nenori bendrauti su nieko, mums nori tik užsidaryti, būti vienas, kad niekas nam netrukdytų, mums įpikts, erzlus, mums niekur nemato grožiaus, niekur nemato, ko pasidžiauti galėtų. Ir toks lyg vidui mėris žmogus paliek, nors mums gyvas gyven, valga ar nemėgt, bet vidui tu nevyr negyvo viskas. Nes skausmus vis tik suvalga patį žmogų iš vidaus. Pačiam žmogau to net nesuprantant. Čia energetinė dalyka tokie vyksta. Kada tas atsitinka, žmogų iš to išliepti yra, noriu sakyti, praktiškai neįmanoma, kadangi mums net nebenori kažkom tai tvarkyti ar būti kažkokiu kitokiu. Tiesiog užsidar toks kaip užuolaidas, vienas kumbarė, toks vidinė būsena, kaip vienas tamsiam kumbarė sėdi ir tau nieko nebereik. Ir kit žmogus, tai galbūt toks, kuris skandent save alkoholė. Pastoviai ieško progos, kaip išgerti. Anam išgerus tik tavo gal kažką panirti, ton savo tokią kabutės neutralią būseną, kada gal tiesiog būti, o ne stresuoti savo natūralių būsenų, ten tokį vidinį neramumą jausti.
slogom aton tokį, nu, tų slogom pasislėpti. Bet čia vėliau ir tas pasivys. Moteris, va dabar man rodo moteris. Moteris, kurios turton savo skausmą vidinį, labai yra tokias besiblaškančias. Labai besiblaška, nors ir veina dalyką dar, vat, man rodo grožio procedūros, čia plauką nudažyti, ten priauginti, kas čia padaryta. Naga išvaizda, vat, krūtinį padidinti, lūpas papūstas. Ir makiažą, vat, visą laiką daug, tas toks primestinį įvaizdį, kuriems tokį kaplėlytį pasidaro, tokį net, nu, aš taip įvardinsiu, kaip netikrą. Ir čia yra didžiaja dalim dėl to vidinė gilaus skausmo turima. Tas skausmas vat susideda iš neišmylėjimo, kada buvo vaks, kada buvo kūdikis, kada dėmesį pakankamą negavo, kada širdelė jautis atstumto vaks kūdikis. Ir va tokiai dalyką palikta, nereikalinga, nesvarbi. Ir va tai dalyką, susijungi tokį skausmą turi nešulį, kuris vat verta iškuoti pripažinimą per tokius dalykus, kaip vat tas grožio tokias procedūras, savęs naikinimas, alkoholis, cigareta, vakarėlė visokiai. Ir va tokias moteris panelis, va te bėgas nuo to savo vidinės skausmo, tom darydamas. Kai kurios, vat, negal veinas pačias ilga būt, nes tiesiog tas vidinis chaosus pradeda kilti paviršių ir atrodo, nu tiesiog negali išbūti veinas. Tai čia irgi požymis, kad viduje ir teiks skausmą ir uns pradeda ėti pas tavi, kada būni vein su savim. Ir ranu ignorauni, bėgi prie kompanijos kažko tai daryti. Ir tokias moteris panelės apie laimę vidinį gal tik pasvajuot, nes laimė, nu, niekada nejaus laimės anos. Gal ten trumpalaikį kažkokį per trumpus momentus tam gyvenime, bet laimės, ramybės, pilnatvės, šeimos džiaugsmą, šeimos žydinį sukurti mums neįmanoma, nes vidų iš vidaus tas ir uždaryta po 9 skausmus sluoksnės. Ir kad tai sutvarkyti, tai vat moteriška lytis turi gilintis į save, atsisukti į save ir norėti ištraukti tokią jaudą auglį iš savęs to skausmo, bet tom padaryti nėra lengva, nes reikia ir išjaustus dalykus paskiau. Jeigu jau yra tam prisiverčiama, tenk išjaustom vidinį skausmą, perleist per save ir tada paleist, o tas irgi, nu gal daugam pasirodyt labai nemalonu, nors ir tame yra, nu, grožiaus, sakykime, tai kada išmoksti žiūrėti. Bet kol tai nėra atlikta, kol nėra išsivaloma savo vidinis skausmo, bent didžioji dalis. To moteris panelė apie vidinę harmoniją, apie gražią šeimą, apie gražius santykius, apie gerą savijautą būnant savim, apie mėgavimąsi būnant savim, gal tik pasvajuoti. Gal tik įsivaizdaus, kad gerai jautas būdamas savim, bet iš tikrųjų viduje tai čia bus tik kaukė uždėta, kurios pati gal net nesupras, kad yra užsidėjusi. Ir tu iki panelį moteris, nu, kaip sakiau, apie laimę, tai čia tik pasvajuoti gal. Tik pasvajuoti. Ir mums tai patenka toks panelis, anus labai bėgas nuo savęs, ypač kol jaunas jį. Per vakarėlius, per pasibuvimus su draugas, per kažkokias tai tas, ką procedūras. Bet taip ir nugyven visą jaunystę net nepažinusi savęs. Iš vis nepažinusi savęs, kokias anus iš tikrųjų yra. Yra ten moments, kada tas viduj tas jausmus mums visada yra, ar giliau, ar kad ir nejau ta panelė. Bet tas jausmus yra, kad va, tu nepažįsti savęs.
tu gyveni iliuziją, tu gyveni melą. Tu nesi tas, kas tu galvoji, kad esi. Ir laiko bėgant tas jausmas uns apsireišk, bet gal apsireišk visą kitokią formą, per beviltiškumą, per beprasmybę, per gal net tokį norą nusižudyti, per norą nebebūti, per tokį, nu nenori iš vis nieko bedaryti, nenori kiptis į gyvenimą. Tokį gal net per vyrų iškuojimą, tokį besąlyginį, kad nuveina prikėtą pradedėti. Ir tada visiškas chaos pas žmogų pasidaro. Visiškas chaos. Ir su tokiu moterim ir partneriu, antra pusė be galo sunku, o pačios moters gyvenims tai chaosus visiškas. Nebūtina, kad ten pastoviai kiekvieną dieną beprotnamis aplinkų, bet pačios viduj į totalus chaosus. Nes savo moteriško moteris neišpildo visišką, nes negyven per savo moterišką energiją, per harmoniją, per atsidavimą, o gyven per pastovės paieškas kažko, ar tai laimės, ar partnerį, ar dar kitokių dalykų, ar pripažinimą, ir tas niekada nepatenkia, niekada neužpildo tos vidinės tuštumos, nenuramintų vidinį skausmą, kol galų gale ta moteris taip rodo sudeg, ana vidum sudeg, paliek tokį, nu vidų užgesus. Tokia moteris labai matos iš akių, kad yra užgesus. Nebėtos kibirkštėlis, nebėtos tokia vidinė veržlumo per moteriškumą tokį. Ir, nu, tokia moteris man taip pat, kada nėra mirusi, ant tebe gyva dar fiziškai, bet energetiška, kad moteris ant yra mirusi. Ir ant nebepajėgi sukurti kažko prasmingą savo gyvenime, o ypač šeimos židinį, kažkokį tai ryšį su kitu žmogum, o labiausiai su savim pačiu, tada jie prarasta. Tokių moterų rod, kad nemažai, kuriuom jau virš 50, kurios laksti gyvenime. Ir išseka, pavarga, ir pasidavė, ir užgesvate. Bet ir jaunesnių, kaip atrodo, nuo 30 jau toks vidui beveik mirusis, daro sentant kažkas, bet jau sąlyginai mirusis. Nu 20 kad būtų nematau tokių, kad rodytų. Gal eina kita, nuo baisės sunkių patirčių. Nu, tiesiog tokių kankinuojančių patirčių, bet čia nelaba dažna tokių būna. Jo, vyram kitep alkoholis dažniau, smurts, peštynis, gaudynis visokis, greičio paieškas. Ar su mašina, ar su bet ko, su kuo greitai gali pasiekti. Žudyti, va, tikslo neturėjams. Baimė būti savim, per ton skausmą turimą vidinį. Gera. Kažkas darytų, jau pažiūrėkiam, kas ten yra. Šis pasaulis te aprodo į paremt skausmų. Skausmus į kapšio pasaulį atrama, išbalansuojanti. Viskon, kas čia egzistavo. Skausmus į kap varomoji jėga. Tik žmogų, tik gyvūnų. Tuo pačiu galbūt įgniuždojantį jėgą, sunaikinojantį, sustabdojantį jėgą. Bet šiaip iš esmės, jeigu neskausmus, ne baimės, ne stagnacija, žmogus nežinot, ko reiškia išsilaisvinėms, ko reiškia galia, ko reiškia potencials, ko reiškia stiprybė, valia, ko reiškia nepasiduoti, ko reiškia laimėti, ko reiškia būti nugalėtoju, tikrų žmogum, ko reiškia būti dievu. Jeigu neskausmų, žmogus nežinot, ko reiškia priimti, leisti savo būti, jausti.
išsigelbėti. Skausmas atrodo į toks mokytos, kokie, nu, kitur niekur nerasi, tik skausme. Ir jeigu žmonės, va, šį mūsų rasė, va, šie tie žmonės, kokie mes esam šiandien su mūsų genetika, jeigu išmoktumėm ar leistumėm savo nebijoti, o nerti savo skausmą, tai čia būtum tokie nustipruolių visuomenė, žmonės būtum tokie stipruolė, tokie nepalaužiami, tyri, lengvi ir patyrę skausmą, bet nepasidavę skausmo, o priėmė, nu. Nes skausmas į toks, kad jeigu nu neįsileidai į save, va turi savį, nešioji skausmą, bet slėpi savį, užgniaužinėja, nu. Tai reiškia, tu nu į save neįsileidi, turi savyje, bet neleidi savo nujausti. Ir uns tai vis tiek sulaužys, anksčiau ar vėliau, ar šiam ar kitam gyvenim sulaužys. O jeigu tu nu nesileidi, pradedi leisti savo nujausti, priimi, išjauti, tu tampi galingas, stiprus, toks visagalis. Ir kas svarbiausia, su pakankama tokių vat patirčių su skausmu, išjautimu, tu pradedi nebekaltinti, nebeteisti, nebesmerkti, išsilaisvini iš tų tokių egoistinių gniaužtų. Ir tada patampi tokiu laisvu žmogum, kitų žmogum, aišku, dai toliau pakopų visokių. Bet čia jau tokia pakopa, kur tu esi nebe nužmogėjęs žmogus, o toks beišsilaisvinantis žmogus. Nes kol nemok žmogus išjausti, perleisti per save ir paleisti, mums yra, nu čia ne visa tinkam žodis, bet toks sugyvulėjęs, toks nematontis, nejaučiantis, toks nemokša. Nesvarbu, gal uždirbi pinigų, neuždirbi, ar ten gal kažkas tai siektis, bet kaip žmogus, mums nedvasing su savim. Dvasingoms yra vienas iš pagrindų, kad leidi savo jausti viskon, ypač negatyvą, leidi savo filtrauti tenom, perleisti per savį ir paleisti. O jeigu to žmogus nesugeb, kaip didžioji dalis, anam be galo sunku ir mums toks žmogus net nežin, ko reiškia iš tikrųjų gyventi, nes mums nemok jausti, o gyvenims ir yra jausmus. Ir tada negali nei savęs jausti, nei savo vidaus jausti. Savas savasties jausti, tu sumžinuosi savasties, kuri nemiršt, kuri yra amžina. Tai va, skausmus gal parklubdyti, sulaužyti, sugniaužyti, bet tuo pačiu ir išlaisvinti, prikelti, atgaivinti, pažadinti, sustiprinti. Čia viskas priklauso nuo to, kaip žmogus pasirenka, kokius sprendimus priėmė, ką priimtum patį skausmą. Ir čia kiekvienam dalyke viskas priklauso nuo to, kaip žmogus priimtum, kaip mato ir kaip su to tvarkos, ar leidas, kada non tas plakt, ar mums atsisuka, įsileidai, išėjot ir paleidai. Ir suvok tada kažko. Žmogus atrodo yra, nu, toks daugialypis ir gal save auginti, plėsti patirties, suvokimus, jausmus iki begalybės. Ir tokį begalinį išminti savį kaupti. Bet būtina sąlyga išmokti jausti, išmokti leisti savo jausti, perjautinėti ir paleisti. Tada gali ne tik emocijas savo išjautinėti, ne tik tą visokius nuoskaudas, skausmus išjautinėti, bet gali ir kitų žmonių energijas pradėti per save perleidinėti. Ne tik žmonių energijas, gamtos energijas, žemės energijas. Damon taip pat ten dieviškasis energijas, kurios visas čia visuokis ir čia visko be gal daug yra. Ir kol žmogus tobulė tam išjautinėjime, jautime, pasanomis labiau atsirakin,
sugebėjams jausti. Sugebėjams jausti yra raktas į visko, raktas į save, į aplinką, į suvokimus, į begalinę išmintį, kuri yra pas visus, kurią kiekvienas žmogus to. Kada žmogus išmoks iš tikrųjų jausti, mums palik beribis, be ribų, su tokiu raktu į visus suvokimus, į visas duris, į visus supratimus, kokius tik žmogus gal turėti. Ir kas yra įdomiausia, kad, nu, vat, jeigu žmogų patiktum praktikuoti, vat, jeigu jis gyventų, vat, 80 metų ir 80 metų praktikautų. Mums visų 80 metų ir tobulėtų, auktų tame, tam nėra pabaigos. Nėra neįmanoma ir vat viskas, esu pasiekęs maksimumą išjautinėjime suvokimus. Čia tam nėra pabaigos. Jeigu žmogus gyventų 1000, 2, 5000 metų, vis tiek tam nebūtų pabaigos. Tame gali tobulėti iki begalybės. Ribų čia nėra. Man tai atrodo, jeigu žmogus nori suprasti, kokio veito on čia gyvena, tai per jausmą to jį padaryti lengviausia ir greičiausia. Ne per knygas, ne per šventraščius, ne per kažkokias tai kosmoso žinias, o per jausmą ir būtent per save. Nes viskas šį sujungta, čia nieko nėra atskira, nieko nėra atskirta, mes esam kaip vientiso tokio masė ir to masė būdami, mes jeigu išlaisvinam savo tom pajautimą, mes galim jaust kitą iš viso, kitą veitą, kur čia fiziškai net nukeliauti negali, bet tu gali pajaust, kas ten yra, kaip ten yra. Žmonės to ir visada turėjo, tik yra teik užglušinta. Teik užmarinta tam, kad galėtų žmonės valdyti, kad žmonės mėgotų, kad nejaustų, kad būtų va tam fiziniam pasaulyje, tik per fizinis 5 juslės gyventų ir būtų akli kapavelis, valdomi akli, tada žmogui labai lengva valdyti, nes mums nejaut, kur yra mels, kur yra tiesa, nejaut, kur yra riba, kur ribų nėra. Nejaut, kur yra iliuzija, o kur tu gali paversti kažkon realybę. Tai va, biškį nuklydom. Tai va, skausmus galbūt mokytos ir galbūt tas, kas tave pražudys, priklauso nuo paties žmogaus. Ačiū visiems, kas klausėt. Tam kartu ateik, sėkmės ir iki.